Taigi sveiki, šiandien žaisim Mine Mogul. Šitą žaidimą norėjau pabandyti jau ganėtinai ilgai. Tai pažiūrėkim, ką jis pasiūlys. New game, name your save. Gerai, užvadinom Dromis Cave. Bus mūsų karočio urvas. Ok, leidžiamės kažkur. O, į mūsų urvą. Reikia turbūt biškai prisitildyti garsus. Garsus per pusę permažinom. Welcome to the mineshaft. Collect a pickaxe. Kur mūsų pickaxas? Ai va čia. Kaip jį čia kolektint man? F take. Gerai. Išmaininam. Gerai, gal papasakau iš pradžių, apie ką šis žaidimas yra. Tai maininam tokius orus. Ir jie išmeta tokius akmenukus. Mes jas paėmam ir juos įmetam štai šitą, kaip čia, surinkėję. Mes gauname pinigų. Visa esmė gauti kuo daugiau pinigų. Purchase ore magnet from the computer shop. Kaip dabar man čia jį įeit? Ai, F. Tools. Ore magnet. Pydisas. Gerai, užsakom. Ir dabar, jo, jis nukrito mum iš dangaus. Tai ką dabar su šito magnetu galėsim daryti? Kai išmaininam šitą orą, mes su juo galime surinkti viską nuo žemės ir taip lengviau mesti į šitą mūsų skylę. Reikia gauti 20 iron ore ir 10 kaulo. Dabar viską surenkam ir metam į skylę. Kiek gausim pinigų? O kai čia visai neblogai pamokėjo kažkur apie tram. Reikia dar irono ir dar biški kaulo. Čia biški daugiau kaulo. Ir dabar biški daugiau turėtų. O. Oi, kokį kamuolį surinkau. Turėtų įvykdyti? Ne, trūkstam vieno irono. Ironas. Gerai, įvykdėm dar vieną misiją. Purchase auto miner. Pasiemam auto minerį. Ir dabar mes galime uždėti, kad būtent va šitoj vietoj šitas auto mineris mum darys ironą. O čia 54% ironas ir 42 kaulas. Tai manyčiau geriau dabar mum būtų minyti ironą. Kokia dabar mūsų užduotis? Irono pydiso ir kaulo 100. Tai dabar biškai pabandom gauti pinigų. Oi, nepataigiau. Metam čia, einam čia. Biškai dar patys prisidedam, kad greičiau viskas čia mum rinktųsi. Gausim daug biškai pinigo. O ir čia dar vat, ką išmainino man reikia įdėti. Gerai, dabar turime 100 cam bucksų. Konvejeriai. Tai šitie dalykai mum labai turėtų padėti. Nusiperkam 3 konvejerius ir 1 conveyor ledge. Tai jau ne, 2 conveyor ledge ir 4 konvejerius. Ir ką mes tais konvejeriais dabar darysim? Tai būtent šitie konvejeriai, jie mum gali paimti iš šio aparato, pavyzdžiui, ir transportuoti. Padarysim taip, kad dabar iš šito aparato mum kristų tiesiai į pardavimą. Gerai, neužteko, biški dar trūkstam. Tai vienas konvejeris šiaip brangiai kainuoja 20 bucksų. Pasiimam 4, kiek išeina. Ir dabaigiam kelionę iki šito mūsų kolektoriaus. Ir dabar gaunam passive income. Tai dabar nieko nedarydami mes gaunam pinigus. Taip gaunasi, kad mes įvykdėme jau šitą questą su ironu. Purchase ore crusher from the computer shop. Ore crusheris, ką jis mums padarys? Dabar viską, ką mes čia padarom, mes galim susmulkinti į mažesnius akmenis. Tai mums reikia kažkaip užkelti dabar taip, kad viskas eitų į viršų ir viskas iškris čia apačioje. Gerai, tai pabandom tai padaryti. Tai tam reikės mums sloped conveyor, tai pakilimo tako, kaip čia pasakius. Tai dabar turėtų viskas ironas užkelti, kristi šitą aparatą ir iš jo išlysti akmenukai. Kaip matot, turim dar vieną misiją su coal ore, tai mums reikia pradėti coalą mininti. Tai mums reikia pinigų dabar tam mūsų mineriui. Mineris kainuoja 500, trūkstam 3 PM. Tai gal aš pavyzdžiui pabandysiu pats kažkiek viską išmaininti, ką čia turim. Kažkiek prisidėsiu prie tų pinigų ir bandom surinkti, kad turėtume dar vieną minerį. Gerai, su šitais turėtume užtekti ant to minerio. Gerai, viską įdedam į crusherį. Gerai, beveik dar trūkstam trambucksų.
Nusiperkam dar vieną minerį. Dabar žiūriu, kad galiu ten viršuje, ne, kažkaip uždėti minerį. Iron ir coal, kaip aš ten pateksiu. Gerai, ten nesugebėsiu patekti. Reikia čia dėti. Čia vat, kaulas grinai 100% beveik. Gerai, įdedam čia kaulą. Bet kame problema? Dabar mums reikia kažkaip nuvesti šitą takelį iki ten. Bandom biškį arčiau davesti. Yra baigęs mano lėšos. Reikia vėl pinigų bandyti gauti. Šitą kaulą. Pradėkim vykdyti po biškį misiją. Šitą įmeskim ne į crusherį. Nusipirkim dar takelių kiek išeina. Tai čia matom dar bus vienas aparatas. Padarom taip. Ir tada nusileidžia šitaip. Susirenkam, ko nepaėmė. Oi, kiek daug primaininam man čia. Oi. Šitas parduodam. Gerai, pradžioj biški sunku čia su pinigais. Gerai, man bet kokiu atveju reikia dabar to kampo. Corner. Kainuoja irgi 20. Ar aš noriu jo biški dar arčiau? Jo, gal pasidarom dar vienu arčiau. Ir vėl nebeturiu tų tiesių. Gerai, pabandom surinkti tiek pinigų, kiek užteks. Labai blogai, kad vien kaulo šitas mineris yra labai toli. Dar biški pratęsim. Gerai, trūksta kokių 5 mažiau. Kaulo irgi jau nebedaug trūksta, dar trūksta 40. Tai aš vis tiek mąstau, dabar reikia atvesti tiesiai šitą, kad pradėtų kaulą mum pabaigtų daryti. Ir tada sujungsim į šitą vieną, tiesiog crushintų ir daugiau pinigų gautume iš to. Kampą dedam. Nu ir rampą, tos dar surinkam. O, emeraldas. Kartais šitie aparatai meta tokius retus akmenis, emeraldus, deimantus. Ir jie aišku kainuoja daugiau, tai o kai gavom apie kažkur 31 šito vieno, tai galėtų daugiau mesti tokius. Šitas aparatas turi 0,4% išmesti emeraldą. Tai ganėtinai pasisekė dabar, kad mes įgavom. Gerai, nebedaug liko kaulo. Šiaip ir crushed iron jau beveik surinkom, dar trūksta 100. Jo, gerai, įvykdėm misiją. Dabar ką atsirakinam? Atsirakinom hammerį. Gerai, tai dabar, kadangi vykdėm tą misiją, kairių spaudė, kad inventorio, o jeigu su dešiniu spaudė, dėžutė tampa. Gerai, tai dabar sutvarkom taip, kad jisai mum crushintų. Reikia nusipirkti dar vieną kampą tada. Ir šituos du sujungiam. Gerai, gavom dar vieną misiją gauti deimantų ir vieną emeraldą. Ohohoho, crushinasi viskas, ką įdėjau. Papylė tokį fontaniuką biškį. Ta misija beveik jau įsivykdėm su crushed ironu, bet tuo tarpu galim dar bėgti greitai. Nusiperkam dar vieną auto minerį. Uždedam ant šito. Jis pusiau gamins ironą, pusiau kaulą ir uždedam jam rampą panosim. Biškai jau produkcija jau gerėja. Vykdė misiją, atsirakinom blast furnace. Tai ką dabar galim daryti? Ore furnace, 400. Mineris visas. Dabar reikia dar pinigų. Gavom kažkokį tai pointsą, research ticket. Na jūs čia galim atsirakinti kažkokius tai aparatus. Tai būtent čia shaker table. Tai iš kaulo, shakinant kaulą mes galim rasti deimantų ir rūbių. Gerai, čia labai daug visko yra. Basic cannon, conveyor. Čia tipo šaudys visi mum. Šaudys kaulo. Gerai, turim misiją nusipirkti blast furnace'ą. Tai tą ir padarom dabar, kadangi jau turim pinigų. Ir dabar gavom misiją padaryti 40 iron ingotų ir 20 copper ingotų. Tai copper mes dar kaip ir nemaininam. Mums reikia kažkaip padaryti taip, kad mums kažkur mainintų copperį ir padaryti, kad furnace'as gautų tik iron nuggets. Tai mums reikia crushinto irono, visai mums čia iškept iron ingotą. Kaip mes tai padarysim, tai panaudosim šitą sorter conveyor. Pirkus šitą sorterį, mums reikia biški persistatyti visą mūsų takelį. Viską čia susirenkam ir ko mums dabar reikia, kad šitas padarytų kampą, nueitų čia nice. Galime pratesti ir čia ant kampo uždėti kampą. Čia padarom šitaip. Darom šitaip, gerai, man reikia kampų. Nusiperkam kokius 3. Uždedam kampą čia nice. Šitą nuėmam ir uždedam čia nice. Gerai, tai dabar viskas keliauja taip, čia užkrentant vieną. Čia susirenkam. Ir tada nuo čia pradedam kelti viršų. Eina į crusherį. Čia kai išspjauna, įdedam šitą splitterį. Mato dabar kas įeina, viskas eina kiaurai jį. Paimam šitą ir uždedam kampą kolektinį. Reikia pagauti crushed ironą, metam į viršų. Dabar kai įmetam, jis tuos crushed ironus meta mum iš šono. Ir dabar būtent man šitą smelterį, jo, reikia iš viršaus paduoti. Ką padarom?
Vėl nusiperkam slaupt konvejerius. Šitą nusiemam gal. Iš kartą keliam į viršų. Jie įkrenta čionais. Ir jis mums pradeda kepti iron ingotą. Gerai, jau biški nervuoja man čia pirkti tiek daug kampų. Nusiperkam iš karto 6. Ir dar tiesiai 6. Gautą ingotą mes siunčiame bam. Ir dedam kampą čionais. Čia kampą, gerai. Dabar turėtume biški pinigų nuo to gauti. Gerai, gavom apie 200 kažkur. Gerai, mums tų ingotų dar reikia apie 30. Misija dabar rasti, kur mums maininti koperį. Nusiperkam dar vieną autominerį. Prieinam ieškoti, kur yra koperis. Čia ne. Čia. 24% koperis. Ar mums užteks tiek jo? Nemanau. Kur dar galėtų būti koperis? Padarom taip, nusiperkam lempą. Lantern. Einam po exploring. Čia yra pirmą kartą matom auksą. Čia 5% auksas. Aš jaučiu pasiklysiu, neberasiu. Čia vien auksas. Čia. Gerai, įsisprogdinom kelią savo. Aha, tai čia bus koperis, jo? Jo. Bet mums čia gausis labai toli eksportuoti. Gerai, ką padarom? Padarom taip, kad vis dėlto dedam į čia, nes gausis labai toli eksportuoti šitą. Nusiperkam biškį daugiau takelių. 20 takelių. Kampų turim. Padarom čia kampą. Sukam čia nice. Ir bandom sujungti ties šitą vietą. Gerai, trūkstam biškutį, dar reikės rampos mums. Pratęsiam čia nice ir užkeliam. Gerai, dabar reikia surinkti viską, ką pataikiam. Gerai, biškį gaunas jau labirintas. Iron tų ingotų jau gavom, kaip ir pakankamai. Mums reikia pagauti kažkaip šitą ingotą, jo. Koperio ingotą. Iškeliam šitą kraštą ironą ir jį sukeičiam su koperiu. Dabar siūs mums kraštą koperį į mūsų smelterį. Mums reikia 20 ingotų. O jūs matėt ką tik? Ok, tai čia yra negerai. Mums ką tik sprogo emeraldas. Emeraldai yra labai geri dalykai, kurie daug kainuoja. Mums reikia kažkaip išsisplitinti šitą emeraldą. Viską surinkam. Krašerį irgi. Ir viską perkeliam per vieną. Manom, kuo labiau suspaustas, kad čia nice. Gerai, taip neišeina. Krašeris, konvejeris, spliteris. Tada šitą perkeliam. Tada mums reikia dar vieno to filterio, kaip jis čia vadinasi. Sorterio, va taip. Ir jį įdedam čia nice prieš viską. Reikia vėl mums krašt koperio. O vėl deimantas. Įmetam patys koperio. Gaunam. Op. Įdedam į viršų. Ir dabar viską galim čia susirinkti. Ir tada padarom, kad eitų vėl į furnisą. Gerai. Viskas sugrįžo. Tik mums reikia surasti deimantą arba emeraldą. Kad jie negristų į krašerį ir jie tiesiog nesusprogtų. Tuo tarpu galim čia sudėti kampą ir bandyti tiesiai nuvesti. Bam. Sujungiam taip, kad iš karto pasiduotų. Šiaip dabar biški pažaidus, tai iš tikrųjų žiauriai cool game'as. Tikrai rekomenduočiau. Čilinė, tavo einšaibos, gerini, žiauriai fun. Tik dabar reikia emeraldo man. Gerai, koperio ingotų mums trūksta 14. Kažkaip labai lėtai jisai pildosi. Labai mažai mes jo iškasam. Tai tuo tarpu norėčiau aš tada nusipirkti dar vieną autominerį. Ir jį tiesiog įmontuojam tenais. Na ir galiu dabar rasti kokį deimantą arba emeraldą. Kai viską tvarkiau čia, tai kokius 3 sudaužiau tos džemus. Bet dabar, kai reikia, tai nei vieną nematau. Gerai, mes uždirbom jau beveik 1000 baksų ir aš neradau dar nei vieno džemo. Ką mes padarom? Galvoju, nusipirkom dar 2 autominerius. Gerai, visus pinigus išleidom. Įdėkime autominerį čionais ir čionais. Patiesu. Taip, va. Gerai, plus 2 automineriai. Kažkiek vis tiek daugiau procentų gauti šitą džemą. Kadangi aš vis tiek stoviu čia ir laukiu, tai jie tikrai nepakenks mums. O, deimantas. Tik čia. O. Vos ištraukiau. Gerai, šitą pasiemam ir įmetam čionais. Gerai, dabar deimantai eis ant to takelio ir jie iškart parsiduos. Nes jeigu kris į šitą, tai jie tiesiog susprogs. Ir dabar tą patį reikia padaryti su emeraldais. Nors emeraldai daugiau turi šansų iškrist, bet pati pirmą radau deimantą. O, emeraldas. Paimam emeraldą ir įkišam čia.
Ir to progo jau beveik įvykdėm su copper ingotais. Tai trūksta vieno copper ingoto. Štai paskutinis važiuoja, biškai pagreitinkim šitą procesą. Ir įvykdėm šitą misiją. Jei įvykdėm, mes gavom rolling mill. Tai ką jis daro, kad ingotus paverčia pleitais. Mums dabar reikia jį nusipirkti 1500. Nusipirkam rolling millą. Dabar mums reikia paversti 20 iron ingotų į pleitus. Pasiemam iron nuggetsą ir vėl sukeičiam su koperiu. Pradedam vėl kurti ironą. Šitą būtent patraukiam. Ir mums reikia, kad jis įeitų į šitą dalyką. Tada viską, ką gavom. Nenori su manim bendrauti. Gerai, padarom iš kitos pusės. Gal dedam kampą čionais. Ir kad eitų tiesiai. Gerai, tai šitą misiją tikriausiai greitai vykdysim. Tikrai ganėtinai greitai gaminami iron ingotus, nes daug įeina irono pas mus. Dabar turim tuos 3 pointsus. Galim kažką paresearchint. Tai aš norėčiau visai shaker table pabandyti. Nusipirkam shaker table. Kiek jis kainuoja mum? Shaker table. O 3500. Turbūt biškai būsiu paskubėjęs su šito dalyku. Gerai, turim dar 2. Rapid Auto Miner. Tai čia tipo jaučiu geresnis. Greičiau drillina mum šitos orus. Jo, bet šitam mum reikia drill bito kažkokio. Ai, bet aš atsirakinu jos abu. Ir pabandom atsirakinom. Jeigu nuočiu šį daugiau, nu praktiškai kaip 3 automineriai. Tai mum reikia vis keisti šitą drillą. Ok, tai aš to nenoriu daryti, keisti kas 10 minučių suktuką. Tai gal aš apsieisiu šį kartą su tais researchiais. Ką dabar norėčiau aš padaryti? Visų pirma, nusipirkam dar vieną autominerį. Ir tada užpildom būtent šitą. Visus autominerius būsim pasiėmę. Aha, mes įvykdėm misiją. Tai dabar mums reikia iron plate 60 ir iron ingotų 120 netgi. Ir 3 deimantų. Tai mums dabar 2 misijom reikia 3 deimantų. Šiaip kiek žiūriu, su deimantais ganėtinai sunku. Mes dar nei vieno negavom nuo tada, kai įdėjau į sorterį. Dabar dar vieną mašiną uždėjau, tai gal greičiau. Ar galim mes užlipti čia aukščiau? Jo, galim. Kiek matau, galiu aš čia prasprogdinti kitoj pusėj kažkaip šitą praėjimą. Gal tada iš tikro einam biškį paeksplorinti. Ką mes čia turim? Ar aš galiu čia praeiti? Taip, čia yra praėjimas už šitų orų. Paskui išsigriaunam. Ir kur šitas kelias veda mus? A, dar vieną klavietę. Čia mums reikia irgi prasprogdinti iš kitos pusės, reiškia. Taip gaunasi, kad ne toj pusėj pradėjau eksplorinti. Tada bandom per tą pusę eiti. O, radom šitą, vat, susprogdinam. BOOM! O, auksas, aukso rankom. Dabar kur mes čia praeisim? Ai, va, čia va, aš kai žiūrėjau, tai čia buvo iš tos vietos. Čia irgi prasprogdinom. O, ir čia dar kažkas sprogo. Ai, tai čia buvo tas praėjimas, jo. Tai gerai, atsidarėm abu praėjimus dabar. Tipo dar viena kaip mūsų bazė, tipo. Galbūt čia galėsim toliau operuoti, bet kiek matau dabar čia nieko nelabai galim padaryti. Aišku, čia automatinį jaučiu yra. Siem mūsų auksą ir įdedam čia nais. Kol mes keliavom, kol mes čia eksplorinom kažkiek, mums prisikopė pinigų. Dabar galim nusipirkti shaker table, kurį norėjau. Ir būtent ką jis mums padarys. O, ir emeraldą mes gavom, pasirodo. Gerai, prie shaker table mums dar reikės sorterę vieno. Ir pakilimo šitų. Nusipirkam 2 sorterius. Dabar įmontuojam vietoj šito, įmontuojam sorterį. Darom, kad išeitų taip. Tada pradėtų kilti. Jo, ar užteks? Jo, užteks. Tada bėga vanduo ant kaulo. Čia viskas iškrenta iš apačios. Jo, tai čia viskas, kas gausim, deimantai ir rubį. Tai pabandom jį išsiųsti tenais, kur mes siunčiam dabartinius mūsų deimantus ir emeraldus. Reikia padaryti, paimti vieną kaulą, įmetam čionais. Mums reikia cielo kaulo, nekrašinto, jį nusinčiam čionais. Jisai su vandeniu įpravaro. Arba gaunam krašt kaulą, arba jis tiesiog išnyksta, arba mes jį paverčiam deimantu arba rubio. Taip pat, žiūriu, kad mums čia ganėtinai gerai sekasi daryti šitos pleitus. Bet mums jau ganėtinai per daug jau pridarė. Tai turbūt nuimam šitą, uždedam atgal tiesiai. Mums reikia 120 iron ingotų. Gerai, padarys gal tada. Mums labai sunkiai sekasi su deimantais. Dabar aš norėčiau atsirakinti šitą routing conveyor. Tiek reikia mums šitą conveyor blocker nusipirkti iš pradžių.
Dabar, kol mes nevykdysim kažkokių misijų, mes negausim daugiau tų pointsų. Taip pat mes turim kažkokią šitą misiją pasiaktyvuojam. Mums reikia Broken Drill bito vieno. Vis dėlto mums tikriausiai reikės tada nusipirkti Rapid Auto Minerį ir Auto Miner Drill bit. Tas Auto Mineris gali keliauti tada mums čia viršuje. Gerai, įdedam dabar pakolkas čia naisį. Reikia daugiau konvejerių. Nusipirkam dar 20 konvejerių ir 10 kampų. Na, jau to progą mes čia taip žaidžiam. Nusipirkam lempų. 10800. Jėzus Marija. Kiekimės gerai jas veiks. Nes šiaip iš tikrųjų čia belia kaip tamsu. Vieną įdedam čia. O, iškart geriau. Ir tada jeigu jau, kadangi čia esam, įsidedam vieną viršuje. Tai tikrai geriau. Čia įdedam kampą. Siunčiam čia nais. Aš galiu tiesiog taip padaryti. Gerai, tada įdedam 2 kampus. Tada jisai nukris ant šito, ja? Įdedam drillą. Žiūrim, ar viskas gerai veikia. Gerai, viskas gražiai krenta. Kaip matau, gavom 3 deimantus. Tos 3 deimantus gavę mes jau vykdėm vieną misiją. Tai dabar gaunam Purchase Polishing Machine. Superkam Polishing Machine, kuri kainuoja 2000 ir kurių mes neturim. Dabar pagrindė vienintelis mūsų pinigų šaltinis ateina iš ingoto. Čia yra biški blogai iš tikro. Nes visą ironą siunčia mes į smeltinimą. Na, tipo, nėra blogai, bet galėtų būti ir geriau. Gal tada padarom kažką dėl to ir kažkiek sutrumpinam gal šitą kelią būtent šitiem ingotam. Greičiau jie keliaus mum. O, iš tikrųjų, jo, jau tikrai per daug mes šito iron ingotų turim. Jo, ir vykdėm dar vieną misiją, kur reikia iron ingotų. Nusipirkam polishing mašiną. Ką mums dabar reikia? Mums reikia 8 polished emeraldų, taipogi polished deimantų. Tai žiūriu, labai čia viskas suspaudžiau šitą vietą, dabar nėra kur laviruoti, nebent aš galiu tą aparatą įkišti čia nais, kažkur galiu aš tai padaryti. Jo, galiu. Kišam jį čia, visus emeraldus ir deimantus, kuriuos gausim, mes nuvalom. Ir jie taps... Kažkodėl nenusivalė, kodėl? Gal reikia biškai anksčiau įdėti. Va, rūbis. Šitą rūbį gaunam mes iš kaulo. Norėčiau vykdyti koperį ir auksą, kur reikia, tai dar reikia mum keletos koperio. Dabar kelis nuvogiau nuo to. Dar čia turim koperio. Visą koperį, kurį mes gaunam, jį sukrašina. Ir jo, žiūriu, čia biškai ganėtinai daug mum pririnko Iron Nuggetsų, tai ką padarom? Jau vykdėm šitą misiją su Iron Nuggetsais. Tai gal mes jį vis dėlto išimkim, nes mums žiūriu, čia jisai jau tikrai per daug prisikaupęs. Tegul suvartoja viską, ką gavo. O, tuo tarpu irgi emeraldas vat bėga. Kodėl jis nenusivalė? Kodėl jis mums nevalo? Become dirty from ores like coal pass through them. Okei, tai mums reikia padaryti taip, kad kaulas per jos neįtų. Ką galim padaryti tada? Visų pirma, išsiėmam šitą emeraldą, išėmam deimantą, išsiėmam šitą ir padarom, kad jis įeitų į tą pusę. Tada įdedam atgal šitos. Čia galim tada viską panaikinti. Na gerai, tą dar paliekam kažkiek. Gal kažkuriam laikui išėmam kaulą, kad mums čia nevažiuotų jisai. Išsiėmam šitą. Tai mums reikia... Ne, gal iš tikrųjų pastatom atgal. Shakerį padarom irgi. Viską, ką gauna, išeina iš čia. Yra filtras. Tai visas kaulas, kurį jis gaus, išeis per šitą pusę. Jo, tai vis dėlto siunčiam atgal į tą mūsų kolektorių. Viskas kitas eis tiesiai. Taipogi mums reikia sujungti iš čia, kas eina. Padarom taip. Dedam kampą. Jesu, turėtų praleisti, aš taip galvoju. Ir aš noriu, kad viskas susijungtų į vieną. Padarom kampą. Kaip jau emeraldas vienas iškrito mums. Dedam šoną. Padarom rampą čia. Ne, padarom rampą čia. Padarom, kad eitų tiesiai. Ir tada mum polišintų. Taip, tada pabandom. Uždedam emeraldą. O, dar vienas. Jo, jie nusipolišina. Labai gražiai atrodo iš tikro, tiesą sakant. Ir mums reikia, kad juos nuvestų parduoti. Tai tiesiog gal sujungiam čia nais. Gerai. Ganėtinai padoriai dar jie čia mum įkrito.
Įdomu kaip su deimantu bus, nes jie čiučiut mažesni ir gali jau nebepataikyti. Kaulą įdedam, pradedam siųsti kaulą. Tada mums reikia crushed kaulo čia. Siemam crushed kaulą, įdedam šitą filterį. Ir dabar, jo, crushed kaulas visas eina čianai ir parsiduoda. O visi džemai mums važiuoja ir nusiplauna. Ir veikia viskas 100 kart geriau. Ir dabar reikia dar 6 emeraldų ir dar 8 nupolišintų deimantų. Ką man reikia? Man reikia sorterio, kad tolygiai padalintų ant 2 furneisų, kad keptų dviese, nes vienam iš šito irono jam per daug. Mums reikia research pointų. Nu, tikėtų. Kiek mums reikia jų 2. Įvykdant šitą scavenger hunt misiją, mes gausime 2 research ticketus. Namai ieškot koperio. Ok, žiūriu, čia biškai man prisikaupė pinigų. Ta proga nusipirksiu dar lempų. Ir pabandom praplėsti savo akiratį į tą pusę. O, čia vat yra koperis, matau. Ir ten apačioj daug koperio. Aš bijau iššok dabar, jeigu aš šoks, aš nebeišlipsiu tikriausiai. Nusiperkam 4 minerius. Ir bandom ieškot, kur koperį kasa. Čia aukso. Tikriausiai geriausias variantas būtų pasimti šitą, jo. Siemam aukso minerį. Tai mums dabar jis pagamins aukso, kol mes ieškosim koperio. Vat, kažkas tokia jau čia prasigriaunam. Sidam lempą. Kur mes čia esam? Gerai, bent jau radau koperio kažkiek. Čia kai susprogdino, išmaidinam šitą koperį. Mums daug nebereikia. Čia vis dėlto ir buvo ta skylė, kur nenorėjau šokti, tai čia vienintelė jaučiu vieta, kur yra koperis. Būtų dar gerai šitą auksą susirinkti. Oho, kiek prigamino. Šiaip gal iš tikrųjų norėčiau aš įdėti šitos deimantus polisherį. Įvykdys dar vieną misiją. Gerai, tada juos įmetam. Ir turėtume kaip ir įvykdyti šitą misiją. Net ir su deimantais turėtume įvykdyti misiją, jeigu gausim dar vieną deimantą. Aha, tai viskas, ko trūksta mums broken drill bito. Ką aš padariau, ne? Pirmais. Aš įdėjau šitą mūsų drillą. Mums reikia išimti iš jo tą broken drill bitą, ne? Jo, aš jį nuėmiau, bet drill bito aš kaip ir negavau. Nebent jį išspjovė tiesiai ir tada jisai nuvažiavo ir crusherį iššoko ir susismulkino. Tai tada labai blogai. Bent jau aš spėju, kad taip mes turime įgauti. Dar kažkas atrodo kaip ir yra už tų akmenų. Ohohoho. Prislėpta auksą, gerai. O šiaip tiek, kas čia tie? Deimantai? Jo, deimantai. Gerai, čia šiaip iš tikrųjų gan daug deimantų, čia labai daug deimantų. Ir su deimantais įvykdė misiją, kiek matau. Tai mums reikia atsirakinti šitą, tada šitą smart splitterį. Atsipirkam šitą būtent smart splitterį. Tada viską čia persistatom. Įsidedam šitą splitterį. Dedam čia kampą. Čia gaunam šitą. Furnace'ą įdedam čia. Kilimas. Gerai, tada galim grąžinti tą, ką darėm su crushed ironu. Ok, kažkiek dalina per pusę. Dabar jie dirbs bent jau. Ir aš manyčiau, mes galim nupolišinti tuos ingotus. Ar aš galiu plauti ingotus ir kad praeitų šitie mano deimantai. Arba gal iš viso aš galiu į šitą nuimti ir jie kartu gal prasiplaus. Prasiplauna ingotai. Ir dabar deimantas tas safyras prasiplaus. Jo, prasiplovė. Ok, tai iškart daug paprasčiau ir netgi 2 štukas išvaisčiau ir dar vieną tą nusipirkčiau. Bet tebūnie, dabar turėsim bent jau. Gerai, atrodo žiauriai nice. Daug padarėm šitą video. Dar kažkur mano tas aukso automineris kasa. Jo, jis tikrai kasa dar. Gal apsivalom šitą jovalą. Ir tikriausiai baigsime šiandienos epizodą. Buvo tikrai įdomu, rekomenduočiau jums patiems šitą žaidimą išbandyti. Daug žadantis, nors jis dar yra toks kaip ir neišbaigtas. Developeriai aktyviai jį naujina ir vis gerina. Tai tikėkime, kad iki kito epizodo jie kažką mums panaujins. Pabandykime įdėti kažkur šitą mūsų auksą. Prinešiau auksą konkrečiai čia, dar čia kiek iškritę. Gerai, šitą javalą tikriausiai sutvarkysime kitame epizode. Reikia dar pradėti gaminti auksą ir jį kažkaip eksportuoti į mūsų kolektorių. Daug uždirbom, turim 15 000. Su šito 15 000 daug nuveiksime kitame epizode. Ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite like, parašykit komentarą, kur galėčiau tobulėti, ką galėčiau dar pažaisti. Ir tikiuosi susitiksime kitame video. Čiau!